Junkitės į lobio ieškotojų grupę ir miegančio drakono urve ieškokite paslėptų objektų, bet būkite atsargus, nes pabudęs jis jūs tiesiog suvalgys. Paruoškite žaidimą. Į atidarytą žaidimo dėžutę sudėkite ir sumaišykite visus objektų žetonus. Tai bus drakono urvas. Objektų, sapnų ir košmarų korteles padėkite visiems pasiekiamoje vietoje. Drakonui ant uodegos užkabinkite sapnų debesėlį. Visi pasirinkite savo veikėją ir atverskite jo kortelę į kitą pusę, veiksmų priminimui. Visi žaidėjai gauna po 4 objektų korteles ir atverstas padeda priešai save. Išsirinkite žaidėją, kuris taps pirmojo raundo žvalgu. Jo tikslas žaidime bus stebėti paslėptą smėlio laikrodį ir patarti kitiems žaidėjams. Raundą sudaro 4 etapai. Pirmajame etape visi pasistengkite kuo geriau atsiminti savo ir žvalgo objektų eilutes. Pagal jas stengsite surasti tinkamus objektų žetonus dėžutėje antrajame etape. Įsiminus užverskite korteles. Šis etapas yra vienkartinis ir žaidime nebus daugiau kartojamas. Antrajame etape uždarykite dėžutę ir stipriai pakratykite, kad visi objektų žetonai gerai susimaišytų. Žvalgui apvertus smėlio laikrodį, nuimkite dangtį ir pradėkite reikiamų objektų paieškas. Žvalgas paieškose nedalyvauja, bet gali patarti kitiems žaidėjams, kokių objektų jam reikia ir kiek paieškos laiko liko. Paimtas objektų korteles dėkite savo ar žvalgui virš užverstų objektų kortelių. Laikui pasibaigus, žvalgas sustabdo paieškas. Trečiajame etape žaidėjai atveršia savo objektų korteles ir palygina su surinktais objektų žetonais. Už kiekvieną nesutampant ir trūkstamą objektą perkelkite sapnų debesėlį per vieną drakono nugaros dygliuką link galvos. Dėmesio, jeigu sapnų debesėlis pasieks drakono galvą, šis prabus ir žaidimą pralaimėsite. Paskutinėme etape visi objektų žetonai gražinami į dėžutę, o objektų kortelės vėl užverčiamos. Žvalgas, drakoną ir smėlio laikrodį perduoda žaidėjui iš dešinės ir nuo šiol tampa lobio ieškotoju. Kiekvienas žaidėjas gauna po vieną naują objekto kortelę, įsimena ją ir užverčia savo eilėje. Nepažadinus drakono per 3 raundus laimėsite žaidimą. Žaidimui paįvairinti galite įtraukti ir 5 etapą, kuriame trauksite vieną sapnų arba košmarų kortelę, kurios efektas galios 1 raundą. Jose nurodytas įvairios užduotis, pavyzdžiui, šnabždesys tarp dalyvių ar specialaus objekto paieškos. Pasirinkus košmaro kortelę galėsite perkelti sapno debesėlį vienu dygliuku link uodegos, bet gausite sunkesnę užduotį. Norintiems iššūkių galite pasunkinti žaidimą pratęsdami sapnų ir košmarų kortų efektus visose raunduose ar pradėti žaidimą su daugiau objektų kortelių, žaidžiant 5 po 5, o 4 ir mažiau po 6 objektų korteles. Gerų jums lobio paieškų!